Kažkada ištikėjau, kad jeigu aš būčiau kitokia, būčiau gražesnė, protingesnė, švelnesnė ir dar kažin kokia esnė, jie mane labiau mylėtų. Ir aš labai stengiausi būti esnė. Bet galutiniam rezultate pasirodė, kad meilės nepavyko užsitarnauti, įrodyti, kad tu verta to, užsidirbti, nepaisant visų pastangų, įtikti, patikti, pildyti jų norus, reikalavimus, lūkesčius. Ir vis atrodė, kad problema yra manyje, aš galbūt per mažai stengiuosi. Ir tada natūraliai norisi stengtis dar daugiau. Bet tie, kurie nemylėjo, jie nepradėjo mylėti daugiau. Ir tada aš supratau, kad problema ne tik manyje. Tai, kiek ir kaip mane myli, priklauso ne tik nuo manęs, bet ir nuo kitų žmonių ir visų pirma nuo jų gebėjimo mylėti. Nes mes galime mylėti kitus tiek, kiek esame patys tos meilės gavę. Arba savo pastangomis išmokom gerbti ir mylėti patys save. O jeigu ne, tuomet meilės užsitarnauti neįmanoma. Neįmanoma jos užsidirbti jokiomis pastangomis, jokiais bandymais patikti, įtikti, pasitiesti kilimeliu po jų kojomis. Tai neveikia. Meilės neužsidirbsim atsisakę savo norų, atsisakę savo poreikių ir tarnaudami kitiems. Nėra būdų užsidirbti kitų meilę. Jie mums duoda tiek, kiek jie gali. Kažkaip taip.